Labas rytas. Prasideda mūsų 4. kelionės diena. Ankstyvas rytas. Ir iš tikrųjų šiek tiek prastai miegojau, nes visą naktį mąsčiau. Dauguma žmonių turi vieną galvą, kai kurie visai neturi. Tai kodėl viešbučiuose dedama po 2 pagalves? Mėgstamiausia mano dienos dalis – pilam kurą. Pats tas kuras nesusideginsgi. Kiek prigamina? Paprasta degalinė, Belgijai. Va, ką nusipirk Porsche striukių. Gražių dalykų, bet tarp kitko ir gers parduoda. Mes esam toj vietoj, kur prieš keletą savaičių Leclercas, Verstappenas. Vardink. Ką dar šitą? Daugiau nežinau, kur dar yra, o šitas Hamiltonas. Jie visi savo šventom kojom mynė šią žemę, o jie čia matė tai, ką mes dabar matom. Ir laukia iš raudono šviesoforo irgi. Ir nieko tokia čempionų dalia, turim trupučiuką palaukti. Čempionų dalia. O Jėzu, Martynai, nu, paprastesni mes tokie, ne? Čempionai. Tu gal ir paprastesnis? Šampinjonas, gal ne čempionas. Pirmas tunelis, kur nieko nepasakėjai. Ką? Pirmas tunelis, kur video nesugadinai, nieko nepakalbėjai. Bet aš taip pagalvojau. Atėjom į Trackdays registraciją. Kažką bandysim suprast. Registracija atlikta, einam pusryčiauti ir tada briefingas. A čia kolegos. Ir einam į pusryčių zoną. Pusryčiai yra įtraukti į Trackdays kainą. Su Tadu jau seniai nebendravom, nes jis visą rytą valgo čia. Labas rytas, nu kaip čia maistas? Yra persimo kambarys vairuotojam. Reiks sėti neužilgo puoštis. Vyksta pasiruošimas. Dabar einam į vairuotojų briefingą. Is with strict management. If you don't have the service, then you can also take fuel at the bottom with the Total Energies gas station. Veiksmas prasideda. Einu ruoštis važiavimui. Spėkit, ar aš jaudinos. Patikėkit. Wow, that's a dream.
Baigęs pirmą važiavimo sesiją, 45 minutės. Nu, čia yra amazing. Aišku, mato, trupučiuką lyja, bet mes iš Lietuvos. Pažiūrim padangas. Tokios padirbėjusios, bet slėgiai laikos labai stabiliai. Ir šiaip fantastika. Wow. Tarp važiavimų lenktynininkai vaišinami užkandžiais, gaiviaisiais gėrimais. Taip pat galima pasitreniruoti simuliatoriui trasą. Ir be abejo smagiai pabendrauti su kitais benzingalviais. Gerai, gazas, o! Молодец! Čia tolygaus reikia labai. Tiek vairo darbo, tiek posūkio, jo. Prisistabdyk ir va čia įlydinėk jau. Jau turėjai būti įlindęs. Taip, lysk. O Jėzau, kaip prašau. Tu ką pagaudais, jeigu ką? Davau jau. Ką tik baigėm važiuoti antrą stintą. Fantastiškai smagu, trasa pradžiuvo. Atvažiavom kūro. Kūro yra degaliniai dizelio, 98 ir 102. Spėkit, 102 kūro kaina. $3,78. Mes pigesnių važiuosim 98, nes paprasti. O po antro stinto visų dalyvių laukia pietus Formulės 1 restorane, bet jau taip sakė per briefingą. Lipam pažiūrėt. Here we are. Šalkai? Labai. Daug kalorijų sudeginom. Lunch time. Mūsų palydėjo iki mūsų staliuko. Užkandžiai jau laukia. Tu atvyks dar mūsų kita hebrytė. Pradėsim ir kloti įrankiais. Puota. Organizatoriai mūsų nebaigė stebint gerąją prasme. Dabar atvažiavom į servisą.
Tai servisas yra dalyviams nemokamas ir sutariau, kad sukeis ratus pusėm, nes trupučiuką nevienodai dėvisi padangos ir pradėjo griaužti kraštelį kairės pusės. O aš tuo metu einu turbūt į barą, o kas man belieka. Laukia desertai, gėrimai, kava, arbata. Ką aš čia veikiu? Pilu šiandien jau 3 baką kūro. Bako talpa yra 90 litrų. Nu ir šito jau turėtų pakakti.
Pripyliau pilną baką kūro, kaip sakiau, 90 litrų, rodo, kad užteks dar 200 kilometrų. Tai su mumis šiandien trasoje yra driftas. Driftfriksų esmė. Ir ta proga, kad Martynas čia yra ir mes filmuojam Porsche, mes turim nuolaidos kodą jų. Jo, tai nuolaidos kodas bus parašytas čia apačioj, aš dabar nesakysiu koks, bet patys suprantas, kad nuolaidos dydis bus lygiai 0. Geri dalykai kainuoja. Mokėkit pilną kainą ir džiaukitės pilnai trasa. Full racing experience. Dregdėjus eina į pabaigą, visi tvarkosi ir po dregdėjus yra kviečiami dar tauriai, kokteilių, užkandžiams ir aptarti rezultatus. Nu va, baigiam. Metas važiuoti toliau. Šios dienos video užbaigsiu iš viešbučio kambario, kadangi nelabai liko jėgų kažkam kitam. Iš principo trasoje įveikiau šiandien, suskaičiuosiu kiek kilometrų, bet beveik 3 valandos gryno važiavimo laiko spa trasoje, kuri yra be galo įdomi, be galo teikianti daug gerų emocijų ir reikalaujanti daug profesionalumo. Bet čia buvo kažkas ypatingo, tai apie tai aš kažkaip tikiuosi, kad montuodamas video aš jau papasakojau. Jeigu ne, tai reiškia reikės atskiro reportažo, bet šiandien baigėm savo kelionę Achene, tai atsisveikinau ką tik su Tadu. Rytoj ryte susitinku su Mantu Frankfurte ir planas yra toks, kad važiuosim gražiausių Vokietijos kelių ir vienu gražiausių Europos miško kelių. Jisai vadinasi Juodasis miškas, Black Forest Road. Tai tuo keliu važiuosim iki Šveicarijos. Rytoj laukia tikrai virš 600 km. Manau, kad labiau bus 750 km mūsų maršrutė. Tai manau, kad bus labai gražių vaizdų, daug gražių emocijų, tai šiam momentui iki.